Klausimas apie pinigus, nes mes šią temą moteriškai ir lengvai transformuojame savyje. Ir kaip elgtis šeimoje, kai vyras ypač dabar skaičiuoja kiekvieną centą, viskas, kas su akcija, viskas per brangu, apsipirkinėdama su juo jaučiu labai didelę įtampą, ką jau kalbėti apie pokalbius susijusius su finansais, o mano paskaitos karalienės programa išvis nesąmonė, pastaruoju metu labai stipri įtampa, kas susijęs su pinigais. Net dabar įsivaizduodama moteris buvo tam tikrą praktiką per paskaitą, ar ne, suprasti, koks yra santykis su pinigais, tai piktas žmogus, piktas vyras ir prieš santuoką tarsi nebuvo taip, pinigai tapo priešu. Baimė pirkti kažką savo, nes išgirsiu, kaip aš čia dirbu ir stengiuosi, nors aš taip pat uždirbu pinigus. Tai čia yra labai geras klausimas. Visų pirma, ką aš matau šiame pasidalinime, tai yra temose, kurios mums nepatogios, skausmingos ir ne iki galo aiškios, kuriuose aš nesijaučiu užtikrinta, tai pavyzdžiui finansai, taip gali būti ir intymumas. Dažnai moteris perbėga į mažos mergaitės vaidmenį. Ir kai tu esi maža mergaitė, tu bandai sulaukti užtarimo ir pritarimo, kad tu elgiesi gerai, kad tu esi gera mergaitė, gera moteris, kad tu tinkamai išleidi. Ir mes turim tą programą. Vyras tik tais atspindi, kad aš turiu vieną arba kitą programą. Ir vyras taip elgdamasis man tik trigerina, taip kaip paskaitoje aš pasakojau, ką man vyras pasakė. Ir aš labai greitai susidėliojau, pala, aš dar jaučiu kaltę, aš dar nepriimu, kad man tikrai mano kitas lygis yra va tokia prabanga ir aš mėgstu tik tokias vietas. Ir kai aš supratau ir aš aiškiai pasakiau, žiūrėk, meilė, nu va aš tokia esu. Ir aš tokią save priimu, ir aš tokią myliu, ir aš taip noriu gyventi, aš einu tenai, dar net nežinau, kaip aš einu, bet aš noriu ten nueiti. Ir jam viskas atsitraukia, bet jis kodėl tai pasakė, kad tik tais aš pereičiau tą tam tikrą programą ir ją pamatyčiau, kad aš turiu, kad aš dar jaučiu kaltę už tai, kas aš esu ir kokia aš esu. Nes aš kiekvieną kartą vis evoliucionuoju, keičiuosi. Tai tas momentas ir tas santykis ir labai gerai. Vadinasi, tas galbūt finansai ir finansų tema dar man sukelia va tokią baimę ir aš finansuose jaučiuosi kaip maža mergaitė. Maža mergaitė finansuose, ji pritrauks tos pinigus, bet ji nemokės jų susitvarkyti, jie taškysis, čia ir ateina ir išeina ir ten didesniem galbūt dalykam net nesusikaupia. Tai jis tą įrodo, kad tavo santykis, kad tarsi, o Jėtus, aš bijau, iškart susigūžiu. Tai vyras, jisai tik rodys dalykus apie tave ir žinau, kad tai labai nepatogi pozicija suprasti, nu kaip? Jisai čia taupo, aš jau nieko netaupau. Galbūt jisai taip rodo, kad pas tave tu turi suaugti pinigų temoje ir kaip moteris susidėlioti tam tikrą struktūrą. Aš toliau kalbėsiu, kaip aš dėlioju savo finansus, kokia yra struktūra, kaip aš juos skirstau moteriškai, kad man būtų ir atsipalaidavimas, ir tinkama strategija, ir jie vis augtų, ir aš nebijočiau jų turėti. Ir jeigu ateina kažkas didesnio ir aš noriu ten investuoti arba kažką įsigyti, aš turiu tų finansų, o ne tai, kad va čia aš tik laukiu, vėl ateis, vėl išeina. Tas pats vyras, jisai tam tikrus dalykus gali parodyti ir per skausmą ir dažnai taip ir įvyksta, rodo per skausmą, nes ten, kur mums nepatogu, ten mes turime paaugti.